apie natūralumą. Nu taip prajuokino mane. Einu miško taku, ir atbėga mergaitė tokia. Labai graži mergaitė. Ir jinai atbėga prie, auga kraujažolės. Jos baltai žydi, tokios aukštos gana žolės, gėlės žolės, vaistažolės iš tikrųjų. Ir jinai bando nuskinti tą kraujažolę, o jinai tą žiedą, o jinai, tikrai ganėtinai sunkiai skinasi, kietas tas kotas. Ir jinai, ji nulūžusi, bet jinai net nelabai matė ir jinai taip su jėga skynė ir išrovė. Toks ilgas kotas, vos neužėję didesnis gaunasi, eina. Ir pasižiūrėjo taip, jinai tą nulūžusią ir tą žemės, tą kaukštą. Ir galvoja, ai nieko. Nežinau, kiek metų mažytė. Ir bėga, eina šeima, tėtis su mama ir dar kitas brolis, irgi mažiukas. Ir jinai paėmus žemiau to nulūžimo, tą kraujažolę, su tom šaknim, tos stiebas, gėlė nulūžus. Ir duoda tėčiui, tipo, imk čia tau gėlė, aš tiek dėjau juoktis. Ir tas toks džiaugsmas, to širdumas, nes vaikai, tik vaikai, ne tik, bet tas tikrumas ir neapsikrovimas. Svarbiausia, geri ketinimai, geri norai. Su tokiu džiaugsmu jinai tėčiui duoda tą gėlę ir tėtis dėkoja, žiūri tą žemės ir nulūžusią gėlę. Dėkoja kaip už kažką, wow. Ir žiūri, ko čia taip juokiuosi. Ir nesvarbu, kad gėlė nulūžus ir šaknis kabo, svarbu pastangos. Tai kodėl mes, kai suaugam, pradedam vertinti kitaip? Kodėl mes neįžvelgiam tų ketinimų, tų tyrų, vaikiškų ketinimų? Kad jie iš tikrųjų visada yra mumise. Gal ir sulūžęs kažkiek ten tas rezultatas, gal ir tos šaknis ten kabo kažkur. Bet mes galiausiai jau nebedrįstam dovanoti. Ta mergaitė, jeigu jinai būtų patyrus ten kažką per nesąmonę, kažką sulūžę, kaip čia išrovė, jinai niekada daugiau tėčių nebandytų padovanoti, bijotų net. O taip širdį vaikas norėjo, matėsi. Taip skina, nenusiskina ir išrovė tą gėlę. Iš to noro, begalinio noro parodyti, išreikšti meilę tėčiui. Tai palaikykime vieni kitus ir kad ir kreivokas kartais tas rezultatas, turime kur tobulėti, turim grakščiau kažkaip išreikšti, išmokti, kitaip kažkaip, bet kokiu atveju palaikykim vieni kitus, kad ir ką beduotų, bedovanotų, bedalintųsi, kad ir kaip save išreikštų, taigi mes kiekvienas esam čia kūrėjas. Dievo dalelė mumise ir kūrėjo dalelė ir mes esam jo išraiškos. Tai leiskime išsiskleisti tam kūrėjui iš mūsų. O kitas pasistengim palaikyti, pasidžiaugti tą kūrybą, kad ir kokia jinai bėra. Ir tuomet gal mes daugiau išdrįsime daryti tai, ko iš tikrųjų širdis mūsų nori, be baimės, be kažkokio bijojimo galutinio rezultato, o tiesiog daryti pagavus impulsą. Tai ačiū tau, brangi mergaitė, už tokią gražią pavyzdinę pamoką, priminimą apie pasitikėjimą savimi ir pasitikėjimą kitu, kad jisai, kad ir ką bedaro, jisai tikrai, kad ir gal nemoka, gal kreivokai, gal nulūžusiai kažkaip, bet jisai tai daro visą ko geriausio norėdamas. Aš to tikiu, kad ir ką jisai bedaro, jisai širdyje nori, gal ta išraiška jo labai keista,
Bet aš vis tiek tikiu, kad giliai širdyje jisai kaip ta maža mergaitė nori išreikšti savo meilę. Tik kaip moka, taip ją ir išreiškia.